Sveiki visi, šį kartą atvykau į Šiluvą. Noriu pasivaikščioti čia, pažiūrėti po, kaip sakant, sakralinius objektus. Taip, daugiau kaip 400 metų vykstančių šilinių atlaidų vieta. Čia 1608 metais įvyko Švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimas. 93 metais lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Štai objektai lankytini: Šiluvos koplyčios apsireiškimo akmeniu, Šiluvos Švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilika, piligrimų informacijos centras ir muziejus, Jono Pauliaus II piligrimų namai, Jurgaičio aikštė, Turgaus aikštė, autobusų stotis, poilsio zona, automobilių stovėjimo aikštelė. Štai aš esu čia ir eisiu pasivaikščioti. Man įdomiausias 1, 2 ir 4. Tai dabar arčiausiai yra 2, va štai čia. Ir tai yra Šiluvos Švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilika. Paėjėkime. XVI amžiuje reformacijos banga atsirito iki Šiluvos ir šioje vietoje buvo įkurdinti protestantai, kalvinai, atidaryta kalvinistų parapinė mokykla. 1608 metais Šiluvoje apsireiškė švenčiausia mergelė Marija, pasirodydama laukuose ant akmens. Tai buvo pirmoji Vatikano pripažinta Marijos apsireiškimo vieta Europoje. Kažkuo primena man Kauno arkikatedrą. Bet vis tik didingi statiniai. Pažiūrėsiu, gal pavyks įeiti į vidų. Kamino Lituano ženklas. Gruodžio 13. Jei eisi pro jas kaip turistas, išeik kaip piligrimas. Jei slenksti, peržengsi kaip piligrimas, išeik kaip gailestingumo žmogus. Nebijokite, atverkite duris Kristui. Šventas Jonas Paulius II, šios bazilikos piligrimas. Kokie vitražai gražūs. Popiežius Jonas Paulius II Šiluvos bazilikoje lankėsi 93 metų rugsėjo 7 dieną. Kokie vargonai tenai. Štai čia. Klausykla. Išpažintims išgirsti, išklausyti ir jas išsakyti.
kai vyksta pamaldos, aš spėju, va čia stovi kunigas ar net popiežius galbūt buvo čia ir sako pamokslą ir veda mišių ceremoniją. Štai koks įdomus krėslas, kėdė režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimui. Gimtinė man pati brangiausia vieta pasaulyje. Kad ir kur mokyčiausi, gyvenčiau, visada žinau, tai ne mano. Vilniuje gražu, bet tai ne mano miestas, tai kitų žmonių sukurtas miestas. Aš atvažiavęs ir truputį užsibuvęs. Čia prie Šiluvos, mano gimtinė ir pati jaukiausia vieta pasaulyje ir saugiausia. Šioje aikštėje 2017-2020 metais vyko režisieriaus Nekrošiaus teatro Meno fortas spektakliai. Čia jis kas kartą atvykęs prisėsdavo nurimti ir pasinerti į apmąstymus. Skulptūros autoriai S. Plotnikovas, S. Druskis. Aha, Eimuntui Nekrošiui skirtas monumentas. O šalia Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai, žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus 2009 rugsėjo 13. Taip įdomiai atrodo šita kaukolė su kaulais. Kažkiek groteskiškai. Bet primena apie laikinumą. Šiluvos piligrimų dovana. Švenčiausia Šiluvos mergelė Marija visuomet globok Lietuvą. Išeivijos lietuviai ir krikščionys demokratai. Štai yra Šiluvos piligrimų informacinis centras. Gražus statinys. Dėkojame Dievui už išeivijos lietuvių organizacijas, kovojusias už Lietuvos laisvę, popiežiaus Leono XII literatūrinis fondas. Metais švenčiant švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 100 metų jubiliejų ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės Lietuvoje 15 metų sukaktį Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujami paminklą pastatė arkivyskupijos kunigai ir tikintieji. Šiluvos mergelė padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi. Jonas Paulius II, popiežius Jonas Paulius II. Štai ir paminklas skirtas popiežiui Jonui Pauliui II.
Šimaitytė Narkevičienė Prisilietimas. Įdomi skulptūra. O man nesudomino štai lietaus rinktuvas. Toksai įdomus labai padarytas. Kiek kregždžių skraido. Šviesos koplytėlė. Atrodo, kad senovinės kapinės tokios kalvoje. Šiluva tarpukariu. Apie 30-uosius metus. Bendras Šiluvos vaizdas 20 amžiaus pirmoje pusėje. 1818 metais pastatyta klasicizmo stiliaus medinė Šiluvos Švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia stovėjusi iki 20 amžiaus pradžios. Šiluvos atlaidai tarpukariu. Įspūdinga pušis vadinama Šnabo pypkė Šiluvos koplyčios ir bazilikos fone.